Tai sveiki visi klajūnai, sveikinu su jumis rugpjūtį, ilgasis savaitgalis ant nosies, žolinės, su papildoma išeiginė ir nusimato puikios 4 dienos ir 3 naktis klajonės. Tiesa, šitą jau filmuką įrašinėjau klajonį įvykus, nes pirmasis intro filmukas kažkodėl tai buvo ištrintas per neapsižiūrėjimą, tai teko jau viską šitą pasisveikinimą įrašinėti jau po klajonės. Tai kas mūsų laukia? Mūsų laukia auto, moto ir ATV klajonė kombinuota, nes mūsų kolektyvas į šią kelionę leisis ir automobiliais, ir motociklais, ir keturračiais. Tai viso bus 3 mašinos. 3 mašinos, 2 motociklai ir 3 keturračiai. Ir viena prikabinama pirtis, mobili pirtis, įrengta iš prikabinamo namelio, karavano. Su ta pirtim tai komedijos. Kažkas prieš klajonę paklausė, būtų neblogai pirtis. Kažkas pasakė, kad turi mobilę, kažkas pasakė, kad reikėtų ją gal atsitempt, kažkas pasakė gerai. Tai taip ir žodis po žodžio ir prisidirbo kažkas. O važiuotai nei arti, nei toli. Bazė mūsų ir kempingas buvo įkurtas Latvijoje prie Irbenės upės intako į Baltijos jūrą. Tai jeigu taip skaičiuojant nuo Kauno, o pirtį tempia tai nuo Molėtų, tai kažkur tai taip 500 km į vieną galą. Nu ir atgal 500 km, tai viso toks geras riebus 1000 km, vien dėl neatsargiai ir nelaikų ištartų žodžių. Nu, bet mums patiko, kaip sakyt, ta pirtis buvo pastatyta prie upės jūros kranto, ją puikiai pasinaudojom, puikiai pailsėjom, ačiū už tokias pastangas, nu ir kitą kartą jau reikės atsargiau kalbėti turbūt. Bet ne apie tai, kasgi mūsų laukia, nu dar laukia. Jūs, kadangi dar nematėte, tai jums dar laukia, man jau laukė. Tai, kadangi pats nedalyvau auto ir moto klajonėje, pats važiavau su keturračiu šito naujoju Seaforce 1003 kartos, tai gal labiau papasakosiu, kas laukia keturratininkų. Nu, keturratininkų laukia kelionė su mašina apie 700-800 km pirmyn atgal, tai yra su priekaba nustempti keturratį iki Kuldingos miestelio. Labai nuostabus miestelis, šiaip jam reikėtų skirti atskirą dieną, kas nebuvę. Tikrai apsilankykit, Kuldinga, dar kitaip vadinama Latvijos Venecija. Ten yra ką pamatyti, pabūt, pavaikščiot, pasėdėt, pasigrožėt vaizdais ir pajausti tikrai savotišką to miestelio atmosferą. Taigi mes su mašinom ir priekabom važiavom iki Kuldingos, nuo tenai jau persėdom ant keturračių ir traukėm link Ventspilio, nuo Ventspilio toliau pajūriu iki Irbenės intakos į jūrą. Na ir iki Kolkos ir dar ratuką tokį, tai ten viso maršrutas buvo numatytas apie 400 km. Bet taip gavosi, kad dienų buvo 3, tai mes dar ir kitom dienom šiek tiek pasivažinėjom. Tai su keturračiai susukom turbūt apie 650 km. Nuostabių 650 km, patiko tikrai kiekvienas metras, mėgausi kiekvienu metru. Aišku, čia daug kas prašė papasakot, kaip čia tas naujasis Seaforce'as, kokie atsiliepimai, nes jau yra pirmas 1000 km viso su juo jau įvažiuota. Tai tikrai turiu ką papasakot, bet apie tai galbūt sekančią filmukę atskiram, nes kam bus įdomu vien tik tai apie keturratį išgirst, gal nenorės čia žiūrėti apie visą tą klajonę ilgojo filmuko. Tai apie tai atskiriam filmukę pakalbėsim. O dabar dar šiek tiek noriu papasakot, kur mes nakvojom. Tai nakvojom prie Irbenės upės intakos į jūrą. Tai yra labai unikali ir graži vieta, nes upė prieš įtekėdama į jūrą susilygiagretina su jūros krantu ir kurį laiką teka, kaip sakyt, palei jūros krantą. Tai gaunasi, kad jūra,
smėlio juosta tokia ir upė ir tada miškas, kuriame yra kempingas, kuriame galima statyti palapines, kuriame galima užsikurti lauželį ir jau tenais būti. Vaizdas tikrai yra unikalus, nes tu matai ir būni vienu metu ir prie upės, ir prie jūros. Nori pasimaudai gėlam vandenį, nori pasimaudai suresniam vandenį, nori pasimaudai upės rovėje, nori pasimaudai jūros bangose. Žodžiu, patys pamatysit. Vieta tikrai unikali, nuostabaus grožio gamta. Aišku, iš kitos pusės gaila, kad jau jinai yra pakankamai atrasta žmonių ir ten jau jų visada yra. Aš kai tą vietą atradau gal 2019-2018 metais, tai ten dar net nelabai ir privažiuoti prie jos išeidavo. Turėdavai pasilikti transportą daug toliau ir prieiti pėsčiomis. O dabar jau ten keliukai, visi sausuoliai aplinkui išrinkti, sukūrenti, žodžių žmonių jau tikrai yra nemažai. Bet ta vieta unikalumo tikrai nepraradus ir jeigu kas galvos su palapinėm, kada kur paiškilauti, tikrai tą vietą galima drąsiai rekomenduoti. Tai va, pakeliui dar aišku aplankėm, kaipgi be to Irbenės radioteleskopą, taip pat apleistą karinį miestelį Irbenės, kuriame gyveno teleskopą aptarnaujantis personalas ir ten visi kareiviai, karininkai, kurie ten užsiminėjo šnipinėjimu. Aplankėm Kolkos kyšulį ir kitus objektus. Tai daug čia nekalbėjus, galbūt tiesiog pasižiūrėkit patys. O kam patiks, ten net ir apsilankykit, kas dar nebuvę. Tai malonaus žiūrėjimo iki kitų klajonių.
Tai esam Irbinės miestelyje, centrinėje jo gatvėje, kuriame gyveno tas antenas, satelitinės antenas, skirtas šnipinėjimo aptarnaujantis personalas. O, štai jau, matau, įsikraustė keli klajūnai. Kelių kambarių butą pasiėmėt? 3. Su dalinė apdaila ar pilnai įrengtas? Su dalinė apdaila. Supratau, gerai. Ateinu apžiūrėt, ką jūs ten radot. Aišku, namai jau gerokai nusiaubti ir išplėšti nuo to laiko, kai juos jau čia paliko paskutiniai gyventojai. Net langų rėmai ne visur yra išlikę. Bet dar kiek viduje esu vaikščiojęs, tai dar galima rasti ant sienų užklijuotų laikraščių, ant kuriuos tapetus klijuoja. Anksčiau pirmas sienas išklijuodavo laikraščiais ir paskui klijuodavo tapetus. Tai žiauriai įdomu, kaip sakyt, pasiskaityti tų metų aktualijas, pamatyti, apie kas buvo rašoma tose laikraščiuose ir kitus dalykus. Pasistengsim rasti. O dabar keliaujam tą keliu, kur jau gamta praktiškai savo pasiemus, kas jai atsiemus iš žmogaus, kas jai priklauso. Aišku, čia galima ir įkristi, reikia žiūrėti po kojom. Bandom čia įlyst. O, kokios uogos, kas čia per uogos. Unitazai išdaužyti. Laiptinė. Kodinės spynos jau nėra. Lipam gal kiek aukščiau pasižiūrėti. Metalas, aišku, kad viskas išpjaustyta, viskas paimta. Man įdomu, kam tos langų rėmus ėmė. Gal kūreno? O, dar laidų yra. Gatvės menas. Štai tapetai. Ir po tapetais buvęs laikraštis. Nu, kur dėdavo žmonės tos laikraščius. Čia matyt tualetas ir pusvonė, vonia. Čia turbūt tualetas. O čia virtuvė buvus. Buvus virtuvė. Nu, vaizdai pro langą turėjo būti gražus. Tokioj vietoj gamtoj gyvent labai smagu. Tai. Bet jau remonto reikia. Reikia remonto. Einam dar kitur. Pasižiūrėti gal. Va, dar ir grindų yra likę. Neblogai. Einame į viršutinį aukštą. Gal tenais bus pats prabangiausias butas. Gal jame dar bus kas nors išlikę. Viskas išnešta. Nu, va čia laikraščių nėra ant sienos. 2 kartus tapetai klijuoti. Šito buto gyventojų laikraščių matyti neskaitė. Tai ant sienų jų ir nėra.
šilumos izoliacinė medžiaga. Bet kaip švariai tapetus nulupo. O kam tos tapetus nulupo? Suprantu, metalus įsipjaustė viską, bet... O tapetus kam lupt? Dar instaliacijos yra. Nu, balkonas tai toks visai nedidelis. Visi čia tokie miniatiūriniai. Nu, koks vaizdelis pro langą. Į prospektą, į centrinę gatvę. Nu, jau reikėtų čia apsitvarkyti. O čia nelabai tvarka. Va, kiek laikraščių. Komsomolskaja pravda. Kelinti metai. Nematau. 79 metų balandžio 18 diena. Štai. Tai va. Galima paskaityti to meto aktualijas, kaip sakant. Jau. Kažkas tai darėsi, remontavosi, vyko gyvenimai, vyko kažkokie tai šnipinėjimai, skylė. Ir visa tai šiai dienai prasmės neteko. O, legendinis radio taškas. Šiai dienai visa tai prasmės neteko jokios. Tai štai ką žmogaus ambicijos gali sukurti, kokius dalykus, kokią infrastruktūrą reikia pastatyti ir kad tai vardan ko, kad pavergti kitus. Čia įdomus kažkoks tai dalykas, kažkas čia sukiojasi, reguliuojasi ir kas čia yra dabar. Ventiliacija, ką šitie daro, įdomu. Laidai tai tokie stori. Nu, įdomu, ką čia šitas dalykas daro. Nei kart nematęs. Spintelė. Na, aišku. Jo. Išleisti pinigai vardan ko. Vardan kažkokiu tai interesų apgynimo ir pretenzijų ir ambicijų. Bet matyt, taip reikėjo. Nu ką, viskas išnešta, jokių baldų, jokių kažkokių autentikų jau čia seniai nebėra. Tiesiog griuvėsiai, kurie baiginėja savo darbą. Bet čia vat įdomu, vat kiekvienam bute kažkokie tais yra reguliatoriai. Ir tie laidai tokie pakankamai neploni. Ką jie čia valdydavo? Kiekvienam bute šitoje vietoje. Perkūna, žinot, tai čia ventiliacijos kažkokios tai kaip ir nelabai yra. Ir kur čia nueina jie į spintelę, į kažkokias tai čia gal... Buvo kažkokia tai ventkamera, kondicionieriai gal kokie nors. Gal čia labai komfortiškai žmonės gyveno. Nu panašu į tai, nes šičia ta viršlubinė erdvė kažkoks stovėjo matyt agregatas šitoj vat vietai. Ir kažką jisai matyt darė. Nu reikės pagūglint,
pasižiūrėti, kas čia buvo per patogumai šitam name. Kas čia buvo per patogumai šitam name, reikės pasižiūrėti. Nu ką, paliekam toliau dulėti šitos griuvėsius, o mes važiuojam toliau. Ko čia per uogos? Kažkokios tai uogos. Apdaila, fasadai, kokie buvo padaryti glazūruotų plytelių smulkių. Gal čia skaitydavosi prabanga to meto. Numatyt, nes šičia su tokia apdaila panelės padarytos, o ten tai iš viso paprastų baltų plytų. Tai gal čia jau kokie kamandyrai gyveno šitam name, šitoj pusėj. Nu ir logiška, šitas namas už jo yra tik tai miškas. Ir vaizdas pro langus gražus ir visa kita. O šitas namas, viena pusė ten visokie sandėliai, kiti namai ir panašus dalykai. O štai komunalinės tarnybos vis dar dirba. Gerai, važiuojam toliau savo keliais. Štai ir privažiavom dar vieną įdomų objektą. Tai čia, kaip suprantu, tikrai nežinau, tikrai neguglinau, bet per Discovery kiek matęs ir iš bendrojo išprusimo, man atrodo, kad čia yra ugnies koregavimo bokštas, dar kitaip vadinamas šuniukas. Jų pakrantėje turbūt yra ne vienas ir matyt, trianguliacijos metodų nustatydavo taikinio tikslę vietą, kad perdot artilerijai, ar koordinatės, ar kažką tais, kad sunaikint priešo laivą. Tai jisai iš esmės žiūri į jūros pusę ir čia šitoj pakrantėje jų tikrai yra ne vienas. Tai vat prie vieno iš jų ir sustojom, šiek tiek apsidairyt. Bandysim dar patekti į vidų, pasiruošiam ir prožektorių. Žiūrėsim, kas tenais gero. Įdomus objektėlis. Čia va turbūt dar bokštelis gynybinis, ugnies taškai, jeigu iš prieigų ateina jo kas nors užimt. Nes toks dalykas priešui turbūt yra potencialus taikinys. Jį sunaikinus, taip išeitų, kad artilerija apanka ir nelabai ką gali pataikyti. Toj pasižiūrėsim, ar galim čia patekti į vidų. Esu aš jau čia buvęs prieš keletą metų, tai tuo metu dar tikrai būdavo galima į vidų patekti.
apsižvalgyti. Pažiūrėsim, kaip čia pasikeitė kas nors. Turbūt jau tiek metų prastovėjo, tai čia dar per kelis metus tikrai nelabai kas bus pasikeitę. Štai, siauri koridoriai, siauri drėgni. Kas čia? Tiesiog tokia, tai čia laiptai. Laiptai į tą ugnies gynybinį bokštelį. Užlipt durelės ir gali visur šaudyt. Uodų veisykla dabar čia. Gerai, einam tolyn. Kaip aidi. Bet malonu, vėsų nors. Čia laiptai kopečios į viršų, turbūt į tą bokštą patį užlipt. Vėliau pamėginsim, kol kas šičia einam apsidairyti. Durys, išlikę durys, metalin. Ne, medis. Čia metalas, čia medis. Kam jos tokios storos, jeigu iš medžio? O, čia matyt ventiliacijos agregatai yra buvę. Nekas išliko. Kaminas. Galima židinį pasikurti turbūt. O, varlė. O čia kas durys. Turbūt šičia ir tie ortakiai, tai čia ventiliacijos šachta. Taip išeitų. Kasgi toliau? Lubos aukštos. Keista, kam jie darė tokias aukštas. Čia turbūt sandėlį, bet irgi keista, medinės durys su tokiais didžiuliais masyviais užraktais, o durys pačios medinės. Dar ir vamzdis išlikęs. Čia turbūt kažkoks sandėlys yra buvęs. Gal maisto? Ne, čia irgi agregatai. Visur. Duris kažkas kiaurai išėjo. O, unitazas buvęs, tai čia tualetas. Su galinga ventiliacija. Tualetui reikia galingos ventiliacijos. Tai čia buitinės patalpos. Turbūt. Gal kokios dušinės, o gal kajutės miegojimui. Drėgmė, gera drėgmė, bet maloniai vėsų. Vasaras karštą dieną, čia visai faina būt. Radiatoriai. Taip, čia kambarį sėdėt tokiam nekas. Bet sėdėdavo, budėdavo. Gerai, ką mes čia toliau turim? Ten jau ir išėjimas. Dar viena komunikacija kažkokia tais. Kulka. Turbūt atsarginis išėjimas, jeigu užgriauna viską. Čia betono storis turbūt toksai, ar kaip čia suprast? Gal. Pažiūrėkim, kasgi šitoje pusėje. Įdomu, internete reikės pasižiūrėti, vis tiek čia turbūt standartinis statinys. Tikrai manau, kad yra brėžiniai ir su visom patalpom. Paaiškinimai, kas ką čia reiškia, kas ką čia darė ir veikė. Bet dar dizelio kvapas yra, čia matyt gal kokie generatoriai, buvę kuro bakai, nes dar dizelį užuodžiu. Kiek įsigėrė tepalai, ar tai dizelis, gal čia stovėjo kokie agregatai, kurie buvo tuo kuru maitinami. Gal elektros generatorius. Dar ne visas metalas išvogtas.
Bet jau sudulyjas visiškai. Visiškai drėgmė pasiemu savo. Štai iš kur tas kvapas ėjo. Va čia va tikrai va yra padonai. Tai čia turbūt tikrai stovėjo kažkokie motorai. Ar tai elektros transformatorinės. Va čia tikrai būta dizelio ir prilaistyta. Kas va čia? Dar net matosi rusvas kažkoks tai. Jo. Plytelis. Jo, va čia va tai tikrai agregatai yra buvę. Gal net tie 2 vamzdžiai čia ir 2 slintuvai. Reikia pasižiūrėti DPF filtras ar neužneštas. Jo. Ir išėjimas. Jo, grinai va, grindys iš plytelių, kad valyt būtų patogu matyt. Jau viskas sutrūnyja. Kurgi aš esu? Nu ir žiūrėkim, kas čia toliau yra. Gražiai lašiukai vandens spindi. Tai čia techninis kampas taip išeitų. Va čia turbūt elektros visi buvo agregatai, nes kabeliam turbūt grioviai. Šitais grioviais ėjo kabeliai tikėtina. Čia kur turbūt elektros spintos kabėdavo. Šitas galas techninis. Bet nesimato personalo kambarių. Gal personalo kambariai čia? Rūbinė, ne rūbinė, nesuprasi. Kurie čia personalo kambariai? Čia grinai techninės patalpos taip išeitų. Daug visokių panelių tvirtinimui. Toks paprastas atrodo dalykėlis, bet kiek visko reikia padaryti, kad visa tai veiktų. Kad tai veiktų patikimai, ventiliacijos, elektros, atrodo paprastas stebėjimo punktas. Tiesiog. Va. Lentynos sandėliavimo. Šitie dalykai jau čia seniai voliojasi. Langelis, vamzdžiai, izoliuoti, ventiliacija. Blemba, į šviestuvą ateina kabelis. Kokio metalo dydžio. Taigi čia tiesiog į šviestuvą ateit kabelį. Kiek metalo padaryta. Jo. Kabelių kopetėlės vadinasi. Gerai, apsivaikščiojom. Tiesiog patalpėlės, kurgi išėjimas. Toks jausmas nekoks čia. Bandom per čia išeiti. Einam tom kopečiom užlipsim, pasižiūrėsim, kasgi antram aukšte. Čia jos lygtais. Laikosi. Lygtais laikosi. Kaip ten sakoma, viršutiniam aukšte geresni butai turėtų būti. Tuoj pažiūrėsim. Joj. Opa, dar vienas kopečius. Dar vienas kopečius. O, čia į lauką galima išeiti.
Neblogai kopėčios, čia jau turbūt kopėčios į patį bokštą, į pačio bokšto viršų. Taip ir yra. Nu, kopėčios patikimos, bet gal aš geriau su dronu paskraidysiu ir apsižvalgysiu, kas tenais viršui. Šį kartą. Gerai, keliaujam atgal. Ir važiuojam tęst kelionę. Oi, tilpt reikia. Keliaujam atgal. Gal ir gerai, kad nelipau ten tom kopėčiom į patį tą bokštą, nes va nulipinėjau šitom mažesniosiom. Ir pati paskutinė pakopa padėjus koją triokšt. Nu va, tiesiog, nors atrodė viskas patikima, paskutinė pakopa, tik tai triokšt, tai galėjau ir ten nusiverst nuo pat viršaus. Tai nors viskas va atrodo nei supuvę nieko, bet yra kaip yra, o ten nuo tokio aukščio nulėkt, būkit atsakingi, rizikuokit protingai. Gerai, bandom išlysti dienos šviesą ir tęst kelionę toliau. O šitam pastatui palinkėsim ramybės, kad daugiau niekada panašaus pobūdžio statiniai nebūtų reikalingi.